patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sigis Maliauskas vėl studijų. Labas, Sigi, malonu tai matyti. Labas. Šviežias toks. Vasara tavo išėjo naudą. Taip. Kiek dabar Lietuvoje esi? 2 savaitės, gal 3. Sveiki visi, ačiū už ėmimą. Tai pakamantinėsim Sigi tradiciškai, kas porą 3 mėnesių mes matomės. Tai kokie būtų sitrepas, koks būtų dabar Ukrainoje? Pradėsiu gal nuo tokio sakinio, kaip kažkada Afganistane rašydavau sitrepas, kad situacija stabiliai įtempta. Didelių pokyčių nėra. Turint omeny apie ukrainiečių pergalės judėjimus ir Rusijos kariuomenės, okupacinių pajėgų judėjimą Ukrainoje, šviežiausia galbūt naujiena ta, kas aišku gilinasi tą žinutę galbūt girdėjo, kad jeigu kalbant apie tą kryptį Dnipropetrovsko rajono, sakykime, apskrityje, tai per paskutiniuosius porą mėnesių mano paskaičiavimais pasistumėjo apie 15 km į priekį. Prieš porą dienų prasidėjo piečiau nuo Pakrovsko prasidėjo 15 gyvenviečių evakuacija, iš kurių, sakykime, jeigu taip skaičiais, evakuojamų vien vaikai sudaro 1500 žmonių. Tai didelis rautas žmonių, kurie vėl nežino, kur vaikai mokinsis, kur visi jie gyvens. Tai, ta prasme, tų pabėgėlius okupantai eina lėtai, bet pastoviai stumia žmonės ir kiti regionai pilni pabėgėlių, kaip jie sako, persilensų, ir tai yra problema iš tikrųjų. Tai viena iš mūsų paramos ryčių, būtent, aišku, vaikai. Tai tokia situacija tenai, bet kažkokių tai aštrių, rimtų puolimų, ar turiu omeny iš okupantų pergalės. Kaip tas katiliukas, ten pradžioje buvo liktai paniko šiek tiek tam regione, jo, ir po to jie atpjovė. Ir kiek ten... Jeigu, sakykime, taip kaip aš matau šitą situaciją, kur buvo tas liežuvis, pavadinsiu, tai išsikišimas, tai nieko keisto, kad ukrainiečiai nukirto, nes ten, mano supratimu, iš okupantų, iš rusų pusės, tai buvo klaida. Rado tiesiog mažesnį pasipriešinimo, sakykime, tą ruožą, kur jie ir pasidarė puolimą, bet kadangi sparnai flangai liko atviri, tiek kairys, tiek dešinys, tai ukrainiečiai jas ir nukirto. Klasikinė klaida, matyti, žemesnio vadovavimo lygmenį. Komunikacijos turbūt tarp vadovybių, tarp padalinių, kurie yra tavo remiantis kairėje ir dešinėje. Tai ukrainiečiai tuo pasinaudojo, nukirto, gavo labai daug belaisvių, kaip mes sakom. Bet ten šimtai, ne tūkstančiai. Šimtais, apie 800. Tai gana nemažai. Taip, bet žinant, kiek ten jų yra, turiu omeny, rusų, kaip jie ten lenda, tai jiem tas 800, tai nieko tokio, nes kažkada laidoje mes kalbėjom, jiem prarasti tą milijoną, tai... Taip. Čia pastarojo meto klausimas, gal jau pusės metų, gal net visų metų trukmės, kaip ukrainiečiai vis dar atsilaiko. Turint omeny moralę, ten jinai nėra aukšta, aš turiu omeny visos visuomenės. Į kariuomenę ten sunkiai, ten daug visokių spekulacijų apie tuos jų busikus, kur gaudo, rusai labai tai išnaudoja, bet rusams irgi nėra ten kažkas sviestų patepta. Bet klausimas natūralus, kaip Ukraina gali atsilaikyti iki šiol dar? Ir gal čia yra tiesiog dronų sienos, kurias naudoja? Tai yra daug įvairių kompleksinių veiksmų, tai gal priminsiu, kad Ukrainoje vyrai šaukiami nuo 25 metų amžiaus, niekas nepasikeitė nuo karo pradžios, kaip sakant, jie 18-mečių, iki 25 metų nejudina po šiai dienai, tai sako, kad pas juos vis dėlto rezervas yra, nepaisant tos busifikacijos teisingai, bet
gal kažkiek apie tą busifikaciją, tai Pasiplėsk, jinai pateikiama kaip neigiamas dalykas. Ten buvo pažeidimų, bet pažeidimų visada yra kur sistema, tai čia rusų fašistai, aišku, paaiškina. Tai yra tiesiog vengiančio tarnybą žmogaus, kaip pasakyti, ieškojimai, gaudimai. Ir mes, kai važiuojam tiek blokpostuose, tiek būna toks ruožas, kur iš vis, atrodo, tiesiog stovi kariškiai, stovi policija kartu, tikrina dokumentus. Ir natūralus klausimas, sustabdžia žmogaus, žiūrėk, tu jau turėjai būti seniai pats prisistatęs pagal šalies įstatymus į komisariatą ir praeiti medicinę komisiją. Niekas nesako, kad tas žmogus iš karto bus siunčiamas į frontą. Bet maždaug tu... Čia bendras kabutėse žinojimas, kad pagauna ir siunčia į frontą, bet čia juk dauguma absoliučiai atveju jie nesiregistruoja tiesiog. Taip nėra. Tiesiog sakoma žmogui, kad žiūrėk, tu privalėjai pagal įstatymą, pagal visas tvarkas nuvažiuoti, praeiti medicinę komisiją, gauti savo tą karinę pažymą ir laukti savo eilės, kuri ateis ar neteis. Ir pas mus visuomenė kažkaip tai tuo gazdinama ir tenai kažkaip tai, kas neįsigilinę, aš turiu menį, to bijo. Ir dabar prie to, kaip kariuomenė atsilaiko, iš tikro, kas man patinka Ukrainos kariuomenės virsme, to iš sovietinės kariuomenės, kokia buvo, į dabartinę, tai padaliniai reklamuoja patys save stenduose per radiją, per televiziją, kad ateikit pas mus dirbti, ta prasme, į tarnybą. Ir nėra taip, kad, kaip pavyzdys, mes, sakykime, pagal savo amžių arba gebėjimus, būsim maksimaliai pritaikyti tam padaliniui. Tai nereiškia, kad kiekvienas vyras gaus kulkosvaidį ir sakys, dabar tu varyk šturmuok. Ne. Tai tie, sakykime, apkasus, kur valo šturmavikai, tai paprastai būna jauni, tokie, žinot, dar stuburai, sąnariai nesuvaryti, o vyresni tai yra logistika, yra aibė dalykų, kurios reikia daryti. Tai ir suprantama, transportą remontuoti ir šaudmenis vežioti. Seniai buvo žinių apie kokį nors paketą sunkios karinės technikos, tankų ir Bradlių siuntimą į Ukrainą. Ten dar jų yra. Ir jie eina kaip nors, mažiau gal dėmesio tik tai? Sunkioji technika? Ja. Eina jinai nuolatos. Ne? Nuolatos. Ir artilerija ir visa kita. Tik tai aš manau, kad tiesiog ne tik mes, jeigu kalbėti apie save ir tokios žmonės, kurie dažnai važinėja į Ukrainą su paramom ir visa kita, mes jau kažkiek tą karą prisijaukinę ir nebekreipiami tokius dalykus, kurie kažkada buvo, sakykime, čia varo tralas, ką veža. Tai veža nuolatos ir kai mes važiuojam, o ką veža, žinai, Suzana, žinai, ką veža Leopardą, tai tiek pirmin, tiek atgal, tiek iš fronto remontai, tiek į priekį naujus. Tik tiek, kad vikšrinės šarvuotos sunkiosios technikos paskutiniu metu matosi mažiau, vis daugiausiai matosi ratinė šarvuota technika. O kodėl? Negreitesnė dėl dronų, kas čia? Stik su ratais sunkiai technika nepabėgs nuo drono, kuris skrieja ten apie 150. Aš nesu įsigilinęs į regionus ir į gruntus tenai, bet aš manau, kad būtent dėl grunto ir pravažumo. Nes, kaip pavyzdys, šturmo batalionas, kurį mes remiam, jis vikšrinės technikos visiškai nenaudoja. Ir paklausius, kodėl, jie sako, nes, tai bus taksi į vieną pusę. Sako, taip, nuvažiuosim, bet... Užklims ar nespės pabėgti nuo ugnies? Tiesiog jie per lėti. Per lėti, pirmas dalykas bus, sako, nukirstas vikšras. Kas yra silpniausia tanko vieta bet kokio modelio. Jis taps stovi, ekipažas viskas iš karto turės šokti lauko, o paskui tik tai laiko klausimas, kada jį damuš. Jeigu vadas priimtų sprendimą, nes tokiu atveju turim 3 variantus.
Pirmas, kaip sakau, paliekam priešui damušti suėsti. Antras variantas siūsti kitą, kuris ištrauks. Tai va, ir va čia tai arba jis ištrauks. Ir trečias variantas, kuris labiausiai tikėtinas, kad ir tas, kuris atvažiavo jį ištraukti, greičiausiai liks tenai. Tai vikšrinė technika yra labai gerai matoma, labai gerai girdima ir per lėta, kad išvengtų sunaikinimo. Tai reikia draugų ore, kad dengtų. Taip, čia kaip buvo tavo klausimas, kaip ukrainiečiai vis dar laikosi, tai kaip neturėdami savo dangaus, sakykime, viršenybės arba pirmenybės danguje. Svarbiu pasidarų rusai irgi neturi pirmenybės danguje. Neturi, bet, kaip sakant, čia tas karas tuo ir įdomus, kad iš tikrųjų. Be dangaus praktiškai. Jo. Čia kaip su tais dronų naikinimais Lenkijoje, teisingai pasitelkiant naikintuvus. Tai iš mano perspektyvos žiūrint, tai, grubiai tariant, matydamas musę, tu imi, kaip tas vadinasi, musiai mušti. Šudukas. Jo, batagėlis, ne? Taip. Bet neimi kovinio kirvio arba su automatu nešaudai. Tai... O kaip vis dėlto, kad jau pasisuko kalba apie aviaciją, kaip sekasi Miražams ir F-16? Jau turėtųgi daugėti. Anksčiau, kai pirmieji atėjo siuntiniai, tai buvo daug kalbama apie skaičius, kad ten eiliai dar, bet dabar kalbos aprimo, nes tai tavo matyti rutina, o vis dėlto kokia situacija yra. Tai gal pradėkim nuo to, kad, kaip sakiau, praeitą kartą važiuodami jie gabenami žeme ir dažniausiai naktį. Turiu menį į Ukrainą per Lenkiją į Ukrainą. Taip. Ir kokie dabar skaičiai jau labai sunku. Atsiprašau, čia turbūt tam, kad nebūtų matoma flight radaruose, kiek jų realiai įskrenda, ne? Pradėkime nuo to, kad taip, visų pirma, jie matysis radaruose, kad įskrenda, antra, tai gali būti pradedama traktuoti kaip NATO naikintuvų įskrendimas į Ukrainos teritoriją ir prasidėti kažkokia. Va, štai prašau, žiūrėkit, NATO naikintuvai įskrido į Ukrainą. Tai tokie dalykai. Ir aišku, kad nesuskaičiuoti ir nenustatyti dislokacijos vietų. Bet apie jos girdimą fronte? Būna, kad... Tai mes jos ir matome. F-16 dažniau? Miražų ten irgi nemažai dabar. Mes esame matę ir F-16 ir Miražus. Tai manau, kad, sakau, nežinau kiek, bet kad naudojami, tai faktas. Ir vienas iš tokių įdomesnių dalykų, tai savo akim irgi tiesiog jau sutemę buvo, sėdėjom, kaip dabar su tavim sėdim ir tiesiog išgirdom sraigtasparnis skrenda pasišviesdamas su prožektorium ir iš kulkosvaidžių ėda šachedą. Dar vienas dalykas toks, jeigu kalbant apie dronus, tai paskutinio reiso metu kalbėjom, taip kaip dabar kalbam su šachedų medžiotais, kurie naudoja tik tai, sakykime taip, mažą kalibrą, 7.62 kulkosvaidžius, nesunkiosius kulkosvaidžius, šachedam numušinėti, tai... Ko pilnai užtenka pagal kalibrą? Užtenka kai kuriem modeliam, žemai skrendantiem. Iš viso jie yra suskaičiavę 19 skirtingų variantų, priklausomai nuo kamerų, nuo formų, didesni, mažesni, variklių galingumų. Ir tada mes tik išgirdom apie tokius dalykus, kad jie jau yra, patvirtino, kad yra, bet jau skraido ir reaktyviniai. Jo, buvo čia kadrų jau, jo. Taip. Mums bebūnant tenai virš mūsų skrido Gerbera. Tai buvo proga pamatyti, kaip informuoja, sakykime, gynybos punktai vieni kitus ir kaip gauna informaciją apie juos. Tai grubiai tariant dabar ant stalo, nes ten taip ir yra ant stalo nupieštas kaip kompasas, apskritimas, sugraduotas, kur yra šiaurė, rytai, vakarai, pietus, visi laipsniai. Ir tiesiog su žiūronais pasižiūrėjo į stalą, į tą schemą kompasą ir pranešė, kad Miša, žiūrėk, skrenda link tavęs.
Čia kaip Battle of Britain, kai radarų sistema. Labai paprastai tiesiog žmonės praneša vieni kitiem, kad atskrenda. Tai tik tai jie nenumušinėjo, nes per aukštai, pagal jų turimus ginklus. Tai leidžia priskristi prie terminalinės stadijos, kai žemėje ir jau tuoj smogs? Ten jos skina? Ne, tiesiog kai kurie skrenda žemiau ir tada juos gali pasiekti. Kita vertus, pas mus čia kaip į Lietuvą buvo įskridę, teisingai Gerberas ir į Lenkiją skrido, buvo panaudota aviacija, šneka buvo, kodėl taip mažai numuša ar visa kita. Tai tiesiog mes neturim tokios daugia pakopės, kaip sakyti, ir tų išdėstytų punktų, kad tai daryti. Nes, kaip. Šis turint omeny, kad ten šimtai būna per antskrydį, Ukraina didelė, bet žmonių daugiau negu Lietuvoje, viskas proporcingai, tai ten turbūt yra visa armija skirta kovoti su šachedais, išmėtėte teritoriškai. Pradėkim nuo to, kad armija kaip vienetas. Tie šachedų medžiotojai, kur mes esam, tai yra tokie savanoriai, kaip tu ir aš. Tiesiog žmonės, jie... Spoteriai, tie, kur praneša, kur skrenda vektorius. Tai jie turi ir kulkosvaidžius, duota kariuomenė, bet jie yra savanoriai. Kaip Šaulių sąjunga mūsų būtų arba Kaspas. Jie gauna informaciją iš kariuomenės ir jie tiesiog, jeigu gali, jie numuša. Bet tai yra tiesiog žmonės, sakykime, dabar jūsų rajonas, teisingai, patys susimetat pinigus, nusiperkat pikapus, susivirinat kulkosvaidžiams stovus, ar savanoriai atveža prožektorius, ir taikiklius. O ginklus ir šaudmenis duoda kariuomenė. Ir jūs tiesiog ginat savo teritoriją. Savo gyvenamąjį rajoną. Viskas. Kaip moralė apkasuose? Jeigu taip tiesiai šviesiai, jie nesupranta, kodėl mes delsiam, sakykime, su maksimalia parama, gal taip reikia sakyti. Mes tai vakarai, ta prasme. Taip. Tai mano supratimu tai yra politinė pozicija. Taip, be abejo. Nes visa NATO kariuomenė, tai čia, sakau, tie šachedai į Lietuvą ir į Ukrainą, ir į Lenkiją, tai čia kaip Ivanuška Duračioka, žinai, su dantų krapštuko drakonų į uodegą pakutentų, žinai, turiuomenį NATO kariuomenę. Tai nieko rimto. Kalbant apie pastarąjį įvykį, ataką į Lenkiją, labai, kaip visada Lietuvoje, viešoje erdvėje labai didelės batalijos, kad čia viskas katastrofa, ar iš kitos pusės, kad čia nieko baisaus. Kaip yra iš tikrųjų? Mano supratimu, tie dalykai, kurie, tie įskridimai tiek į Lietuvą, tiek į Lenkiją, kaip keistai be skambėtų, tai jie yra nieko tokio, nieko ypatingo. Rusija po truputį ruošia mus karui, pratina prie to. Kas yra gerai šiaip jau. Taip, tai žiūrėkim pozityviai, teisingai. Čia suveikia tas jų bizalabernas ir kultūra. Jie seniai būdavo užkariavę viską iki pat Portugalijos, bet jie vis tiek daro nesąmonės. Ačiū Dievui, pas jos nepataisomai. Taip, tikslas buvo tiesiog patikrinti žmonių reakcijas, pasižiūrėti, ką darysim, kaip darysim. Aš esu tikras, kad tiek Lietuvos kariuomenė iš savo atveju, tiek Lenkijos kariuomenė, NATO, ta prasme, pamato savo stipriasias silpnasias pusės, visa kita. Vėlgi, Rusijai buvo juokas, ta prasme, pati Rusijos auditorija labai juokėsi, kad, žiūrėkit, čia, žinai, iš 19 numušė tik tai 4, dar ir raketą paleido iš savo namą ir taip toliau panašiai. Tai realiai jų tikslas toks ir buvo, ir tą tikslą jie pasiekė. Bet žiūrint iš tos karinės agresijos, tai čia, žinai, huliganėlis. Jeigu situacija eskaluojasi mūsų ir Lenkų kryptim, ar bet kurios kitos NATO šalies kryptim, kad ir Estijos, Lietuvos atveju, ar čia yra planų, kitaip sakant, ar būtų įmanoma greitai sukurti junginius teritorinius, kur būtų tokie savanoriai, tarkim, kurie ant Toyotos pick-up'o užsidėję 762 kulkosvaidį
ir visa komanda aplinkui jį su žiūronais ir taip toliau. Čia būtų galima greit sureaguoti? Tai labai greitai viskas įvyktų, bet tas dalykas ir todėl žmonės turi suprasti, kodėl nevyksta dabar, bet tai labai greitai įvyktų, jeigu būtų vadinama tikroji agresija. Jo, bet panikuoti linkę asmenys sako, pas mus nieko nevyksta. Man atrodo, kad vyksta, tik mes to nematom, nes rimti vyrai to užsiima. Tai čia jokių problemų. Susiskambinam teisingai, jeigu reikėtų ir... Na tai čia tu kalbėjai apie mūsų lygmenį, apie paprastų piliečių, bet kariuomenė tuos dalykus, aš tikiuosi, kuruoja kažkokiu būdu. Aš visai optimistas man jie kalba. Aš tiesiog negaliu patikėti, kad kariuomenėje nebūtų kažkokio departamento, kuris užsimtų būtent tokios grėsmės sutikimui. Kariuomenės iš tikrųjų funkcija būtų tokia atveju tuos savanoriškus dalinius apginkluoti pagal galimybės. Taip. Kita vertus, kaip ir kariuomenės vadai pasisako, man atrodo, jie kartais per daug naudoja karinių terminų ir ne visi žmonės supranta, ką jie nori pasakyti, teisingai, kad iš tikrųjų yra tam tikri saugumo kampai ir visa kita, niekas neleis, neduos kulkosvaidžio tiesiog ir sakys, dabar stovėk ir šaudyk į šahedus, nes kaip generolas Baltrėnas ir teisingai pasakė, sako, tai tos raketos ir visos tos kulkos kažkur nukris, padarys žalą ir bus šalutinis efektas. Taip. Tai yra kariuomenėje specialistai, tiek NATO kariuomenė, tiek Lietuvos kariuomenė, seržantai karininkai, kurie yra baigę šaudymo vadovų kursus, kurie gali nustatyti taškus, iš kurie kryptimi, sakykime, vėduoklės tas. Galima šaudyti saugiai, kokio aukščiu ir kokiais kalibrais ir jokių čia problemų. Nėra čia jokių problemų iš tikrųjų. Tai visi savanoriai, kurie norės prisidėti prie gynybos, jeigu to reikės, tikrai turės darbą ir galės daryti, aišku, su kariuomenės kontrolė. Tenai irgi savanorių, tuos, kuriuos minėjau, savanorių padalinius kontroliuoja kariuomenė. Tai būtų keista, jeigu kitai būtų. Ne, ten nėra saviveiklos jokios. Partizanavimo nėra. Ne, yra nustatyti taškai, kur jie išvažiuoja su savo technika, kai gauna pranešimą. Ir jie laukia. Gerai, hipotetinė situacija, tarkim, Lenkija įskrido ten apie 20 ir staiga rusai kvanktelė ir ją paleidžia 200 arba 2000. Nei Lenkija, nei mes neturi galimybių, neturi tų visų Toyotų su pikapinių Toyotų su kulkosvaidžiais. Ir mes pasileidžiam, bet čia viena vertus. Kita vertus, turbūt tas mažai tikėtina, o jeigu tikėtina, tai žvalgybos turbūt sužinotų gerokai prieš, ar ne? Be abejo. Tai viskas yra stebima nuo radaro iki tų pačių avaksų, kurie buvo aktyvuoti iš Estijos, permesti į Lenkiją. Tu čia kalbėjai apie taktinį dėmenį, čia jau kaip pakyla, bet aš kalbu apie paprastesnį. Apie strategiškai, kad jau Rusijoje kažkas jau generaliniam štabe jau rezga planą, kad čia po mėnesio ar 2 darysim didelį išpuolį prieš NATO ir paleisim 750 šaketų. Žinotumėm. Vėlgi visuomeniai tai būtų pranešta ar nepranešta, tai kitas klausimas, bet kad kariuomenė žinotų, tai faktas. Ir dabar girdėjau Lavrovo putojimąsi, kad nes Lenkija, gal ne tai, kad Lenkija, yra bendras projektas ES su Ukraina sujungti dangaus kontrolės ir stebėjimo sistemas į vieną darinį, kad tokie dalykai nesikartotų. Ir Lavrovas bijo, kad tam projektui įvykus NATO dislokuos savo aviaciją, gal netgi nedislokuos, bet iš tikrųjų pradės patruliuoti Ukrainoje. Ir aš čia nematau jokios teisinės problemos, jeigu, sakykime taip, rytinis NATO flangas, tai Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, ten kas Rumunija išeina. Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Jo, sakytų, žiūrėkit, mes numušinėsim tuos šahedus paklydusius Ukrainos teritorijoje, kad neprasileist pas save į viskas. Absoliučiai skamba kaip mūsų teisė. Ir viskas čia yra normalu ir jokių problemų nėra, jo lab, kad kiek atsimenu, Zelenskis tą ir pasiūlė.
Žiūrint Putiną, vis dėlto stebėtinai ramus jisai. Jis ramus ir jo aplinka ramus jie tiek, kiek atrodytų ramus būtų žmogus, kuris žino į priekį labai daug ir kad viskas priekyje jam atrodo rožiškai. Ir čia iškart prasideda pamastymai, kiek tai yra tandemas su Kinija, kiek... Aš tiesiog negaliu atsistebėti jo ramybę. Tarsi jis viską žino, kad viskas čia bus okei. Arba jis labai geras aktorius, nežinau, kas čia yra. Kaip to atrodo? Tai jisai ramus, kol vyksta karas. Taip, bet viskas baigėsi. Tol jisai reikalingas, tol jisai garbinamas ir jisai gali gyventi, kiek ilgai jis gyvens, kiek jam dabar 72. Tai čia kitas klausimas. Ir tai vat iš čia jo ir ramybė, nes viskas vyksta, kaip jisai sako, pagal planą. Tai čia Putino planas. Hitleris irgi galėjo būti ramus iki pat kem 5. Tai jo planas, sako, viskas vyksta pagal planą. Tai jo asmeninio išgyvenimo, pragyvenimo planą, kaip pasakyti, kad neįvyktų Rusijoje revoliucija, griūtis, skilimas į Rusijos federacijos teisingai daug tų dalių, ko beje bijo ir vakarų pasaulis teisingai. Taip. Dėl nekontroliuojamo ginklų paplitimo. Tai viena iš priežasčių, kodėl, mano supratimu, viena iš priežasčių, kodėl mes nenorim sukapot Rusijos kariuomenės, sakykime taip, į gabalus, nes tai bus parodęs Putino silpnumą, pačios Rusijos silpnumą ir prasidės kitų ten tų šalių. Kraštų, greičiau. Taip, dabar kas ten paskutiniu metu... Tu kalbėjai apie Rusijos fragmentaciją. Ne? Taip. Buvę sąjungininkai Azerbaidžanas ar... Tai turime į sąjungininkai. Kas dabar ten pareiškia, kad... Azerbaidžanas atstatė... Jūs pavelnių ir nebėjo mes jūsų kariuomenės ir čia bus taip, kaip mes norim. Aš galvoju, tu kalbėjai apie pačią Rusiją su jos visais etiniais kraštais. Aš sakau, kad buvę sąjungininkai dabar jau pradeda... Turint omeny, kad Rusijos visuomenė niekada taip gerai negyveno kaip dabar, čia faktas yra, jie gyvena prašiau negu mes ir jie šiaip nėra ten jų aukštas pragyvenimo lygis, bet kaip jiems, tai yra aukso amžius. Taip. Ir ypač jaunimo tarpe, kas yra baisiausia, jiems Putinas yra tas, kuris visai padarė. Taip. Ir čia turėtų įvykti absoliučiai didžiulė, kolosali, vos ne branduolinė katastrofa Rusijoje, bet ir tai dar bus iš inercijos keli metai, kai jie vis tiek sakys, kad čia Putinas buvo jėga. Ir aš nematau ten jokių galimybių revoliucijai ir vėl labiau pilietiniam karui. Jų rusų mentalitetas mums niekada nebus suprantamas. Duosiu elementarų pavyzdį. Kažin, kiek Lietuvoje žmonų, sakykime, moterų, tėvų norėtų savo sūnus išleisti į frontą, žinodami, kad ten maža tikimybė, kad jis grįš. Bet čia man panašu, kai aš buvau Irake 2003 metais, aš klausiau irakiečių, sakau, o kaip tas, kas paskatina savižudį, eiti, sakykime, prie amerikiečių bazės ar britų bazės. Kopa nekaltų mergelių jo laukia. Ir susisprogdinti. Taip. Tai jo šeima gauna aprūpinimą ten 10 ar 20 metų į priekį ir tas žmogus, nevykėlis, sakykime, jisai supranta, kad jis pats negali savo šeimos aprūpinti, bent jau taip, kaip žada jam. Ir šeima priema sprendimą, kad, žiūrėk, tu pasiaukosi ir mes tada visi gerai gyvensim. Tai šitas verslas Rusijoje dabar puikiai vyksta, nes žuvus vyrai gaunamos išmokas, aš dabar neatsimenu, kiek 17 ar 11 ar 17 milijonų rublių, nenoriu primeluoti, bet tai čia reikėtų pasiversti į eurus ar dolerius. Bet tai šeimoms yra, kaip pasakyti, kaip sakai, aukso amžius, yra proga iš nieko tapti. Tam pačiam, sakykime, Ivanuškai durneliai, žinai, kaip sakau, iš patvorio, žinai, išeiti kariuomenę, ten grįžti lengvai sužeistam, kad ir be plaštakos ar ten be vienos kojos ir paskui gerai gyventi. Kaip bent jau geriau gyventi negu gyveno. Tikrai taip. Tai tokie dalykai ten pas juos ir mes to nesuvoksim.
Rusijos vasarinis puolimas tarsi įvyko ir buvo labai toks jau, net kaip pagal jų standartus, nevykęs ir nieko jie nepešė. Ar galima sakyti, kad jie bandė ir tai nevyko? Ir ar dar yra kalbų, kad ruošiamasi jau rudeniniam puolimui? Ką tu apie tai žinai? Sąžiningai, aš tai nebetikiu, kad jie gali kažką tai, kaip pasakyti, parodyti kažką naujo. Kažko nustebinti, padaryti tą, kaip mes įsivaizduojam, nes iš kur mūsų supratimas, ne, kaip atrodo puolimas ir iš kur, teisingai, iš Antro pasaulinio karo, teisingai kažkur tai. Arba iš Irako karo, kaip, sakykime, kaip sąjungininkų kariuomenė varė ir nušlavė su apačiais ir dževelinais Sadamo kariuomenę suėdė. Tai tokio puolimo tikrai nebus, gali būti kažkokios tai vietiniai, sakykime, ten prasimušimai vienam ar kitam sektoriui. Nebus tiesiog jie neturi iš ko, aš tikiuosi? Ne. Nes tam reikalingai, mano supratimo, čia neužtenka turėti kelius šimtus gerai parengtų, arba ten milijoną visiškai neparengtų, nes ukrainiečiai pėsčiomis tu to nepadarysi su vėliavomis ura, kaip per Antrą pasaulinį karą, kaip jie moka, o naujo jie nemoka nieko. Jie puikiai supranta, kad netgi jeigu tai bus didelis aviacijos anskridis teisingai, kaip Berlyno bombardavimas arba kažkas tai tokio, tai viskas bus numušta. Tų pačių, tais pačiais patriotais, IRST, kurių ukrainiečiai turi. O kalbant apie tai, labai svarbi tema, jie neturi dabar trūkumo, tikiuosi? Tai priešlėktuvinė gynyba, jinai visą laiką, sakykime, visą laiką jos norėtųsi turėti daugiau. Priešlėktuvinė gynyba yra apie trūkumą raketų. Taip, priešlėktuvinė gynyba, tai nesu aš kvalifikuotas, bet iš to, ką mes kalbam su žmonėm, tai iš esmės viskas priklauso nuo to, kiek tu turi paleidėjų. Ir kai Rusija tą pačią dieną, kai leido kai į Lenkiją skrido, ten 19 ar 20 dronų, tą pačią dieną į Ukrainą buvo paleista virš 400. Tai ir didžioji dalis, 80 kažkeli ar 6% buvo numušta. Įvairiausiam priemonėm, nuo mažo kalibro kulkosvaidžio iki raketų. Taip. Bet ką ukrainiečiai išmoko ir ką jie daro, jie labai stengiasi nelupti į mažos vertės taikinius brangiamis raketomis. Tai taupo į tą jau rimtą priešlėktuvinę gynybą rimtiem reikalam. Tam, kam ir yra skirta. Nes tai karas visą laiką yra ir tas ekonominis karas. Strilkov Girkin kažkokiu būdu jis vis tiek toliau transliuoja iš savo Zatočeniaus vietos. Čia yra keista šiaip jau, nes jis telegrame yra aktyvus, nors mes žinom, jis yra tarsi areštuotas ir kalėjime. Kaip bebūtų. Nors tas keista, čia gali būti, kad jį naudoja kaip dezinformacijos skleidimą, vėl nežinau. Bet jisai myšioja, kad ukrainiečiai tikrai ruošia kažką tokio. Ir turint omenyje ukrainiečių kontratakas ir paskutiniai, iš kurių buvo Kurskas, ar panašu, kad jie ką nors turi savo... Ukrainiečiai? Jo, savo rankovėje kažkokią kozerinę kortą. Tai vienas iš pastarųjų dienų rekordų, tai, kaip sakant, tam tikruose srautuose nuskambėjo 155-osios, kas ten, brigada ar divizija? Rusijos. Rusija? Jo, Rusijos. Kuri yra, jeigu imti nuo Ukrainos sienos, 1800 kilometrų. Tai išpulį tenai. Tai iš tikrųjų, ką Ukraina... Patikslinsiu, ukrainiečiai išpulį tam regione, kur dislokuota 155 rusų. Taip, dislokacijos vieta. Ir čia yra kas, šiaurė ar... Tai būtų... Taip sakant, čia prie Kursko ar prie Dnepropetrovsko? Tai ten vos ne ta pakrantė, kur jūra tarp Japonijos... visiškas Rusijos galas. Aš turiu minėti, aš galvoju fronto ruožė. Tu turi dislokacijos vietą, ten tolimieji rytai, taip, kažkur prie Vladivostoko, tai juos tenai kirto, taip. Taip, ir ukrainiečių tolimųjų dronų dabar, kiek laiko čia tęsiasi,
Nu, realiai tai vyksta nuolatos, bet paskutiniu metu po operacijos Voratinklis, kai su fūromis buvo įvežti dronai, labai suaktyvėjo tolimieji ir matosi visose srityse kuro trūkumas pačioj Rusijai. Vienas iš civiliam vartojame. Taip, degalinės, eilės. Taip, nes prioritetas visą laiką bus kariuomenė, tai kariuomenė, kaip sakant, kuro kolonėlis bus tuščios, bet kariuomenė visą laiką gaus. Tai aš manau, kad turėjo menį tokius strateginius iš tikrųjų išpolius. Ne pėstininkas prieš pėstininką fronto linijoje arba ruožę, bet tolimuosius smūgius į infrastruktūrą. Vienas iš pagrindinių taikinių sunaikintų buvo netoli, kaip čia dabar vadinta, ar Sankt Peterburgas, ar Leningradas. Leningradą aš vadinu. Tai antra pagal dydį, kaip čia pasakyti, naftos perdėmų stotis, kuri gamina benziną, dizelį ir visą kitą. Tai tokie dalykai, kas iš tikrųjų labai stipriai riboja Rusijos, sakykime, stipriai kerta per ekonomiką. Bet aš kalbėjau fronto lygmenio, ar kas nors panašaus į Kurską, ar kad ir lokaliau, ir mažesnė apimtim. Ar jauti, kad ukrainiečiai turi kažkokį kumštį paruošę siurprizui? Be abejo. To negalima nuneikti, to negalima... Tai ukrainiečiai įrodė, kad jie tiesiog sugeba padaryti tas operacijas. Kaip sakau, 155, smūgį 155, kur maždaug ten, kad pasiektų, arba ten, kad kaltų. Tai, mūsų lūkesčiai iš Ukrainos kariuomenės, aišku, yra ten sunaikinti, kad kodėl Kerčės tiltą nesunaikina, galėtų sunaikinti, kodėl nesunaikina. Gal laiko kažkokiai tai progai, visą kitą. Ir kad ukrainiečiai turi visas galimybės tai padaryti, tai esu 100% tikras. Ir rusai tai žino. Tai tik jie nežino, kur ukrainiečiai kirs ir kada. Kaip ir su Kursko sritim niekaip nesugeba išstumti jau kiek laiko. Metai gal. Ir, daugiau negu metai. Tai kodėl ukrainiečiai nedaro įsiveržimų į kitas sritis, arba, sakykime, giliau, tai tik dėl to, kad nenori. Arba nemato poreikio gal. Tai... Okay. Tau parašė klausimų tavo sienoje. Dominikas klausė, kas nutiko, kad Ukrainos savanoriai rėmėjai šiemet taip smarkiai pradėjo pjautis tarpusavėje. Koks įspūdis, nebemokam ginčytis nesusipykdami? Nemanau, kad tai yra pjautynės, sakykime, aš tai matau kaip skirtingą požiūrį į tuos pačius klausimus, arba gal kažkas mato, kai kurios organizacijos, čia neminėsiu, mato mus, arba nors ne tik mus, ir kitas organizacijas, nes garsiai tai vardino konkurentai. Tai jeigu kažkas kažkam yra konkurentas, tai negali būti to 100% sutarimo. Visą laiką bus kažkokie tai nuomonių išsiskirimai, nesutarimai ir visa kita. Kita vertus, buvo bandymas, kai Laurynas Kasčiūnas buvo gynybos ministru. Jisai buvo surinkęs visus po vienu stogu Seime, sakykime, vieną salę, ten visą kitą. Ir kad parodyti, kad vis dėlto gali. Tai vienu žodžiu, aš sakyčiau taip, kad organizacijos, kurios nori, pavyzdžiui, mes daug su kuo dirbam, o yra su kuo nedirbam. Todėl, kad išsiskiria mūsų požiūris į tam tikrus klausimus. Tai tiesiog tiek. Aš kažkaip manyčiau, kad pastaruoju metu pritilo tas visas šaršalas, ačiū Dievui. Klausė Aleksėjus, domisi, prašo tavęs papasakoti apie volonterų ekosistemą Lietuvoje ir kitur. Kaip mes atrodome palyginus su kitomis šalimis, tavo matymas ir feedback iš brolių ukrainiečių? Iš tikrųjų, netgi per dar nespėtus perregistruoti arba nuimti automobilių numerius, kuriuos tiek lietuviai, latviai, lenkai, Suomiai,
veža į Ukrainą kaip parama Ukrainos kariam. Akivaizdu, kad būtent rytinio NATO flango, turiuomenį Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, daugiausiai remia Ukrainą. Ta pati sako Ukrainos kariai. Ir ne tik kariai, bet ir administracijų vadovai. Turiuomenį merai, seniūnai ir visa kita. Ir čia nematau nieko keisto, nes būtent mes esam suinteresuoti, arčiausiai esantis, kad šitas ES arba šitas NATO kraštas būtų saugus. Ir, kaip sakant, jeigu nepagerėtų, tai bent jau nepablogėtų situacija, taip kaip yra. Kad tai mažiau rūpi, sakykime, Graikijai, Ispanijai arba Italijai, tai tikriausiai niekam nekeista. Mindaugas, dėkoju už tai, ką darot. Ir klausia, iš kur Ukraina vilioja savanorius, iš kokių šalių daugiausia ir kiek jiems mokama, šiaip įdomu. Pradėsiu nuo to, kad savanoriams nemokama ir niekas nemoka. VŠI, sakykime taip, organizacijų direktoriai, šiuo atveju aš turiu teisę gauti atlyginimą. Arba netgi įstatymiškai privalėčiau gauti atlyginimą, bet aš jo savo nemoku, nes tiesiog negaliu savo to leisti. Pas mus VŠI sąskaitoje, ar mes nemokam taupyti, nes jeigu į mus kreipiasi, mes stengiamės atliepti, sakykime, kariuomenės, ligoninių poreikius ir nelaikom kažkokio rezervo atlyginimams, tai to ir nedarome. Ir savo savanoriams taip pat nemokame atlyginimo. Žmonės, kurie vairuoja automobilius, sakykime, kai mes darom reisą, teisingai, ar tai būtų Paulius, ar Lukas, tai jie irgi važiuoja nemokamai, viską, ką mes padarom, tai apmokam jų nakvynę ir maitinimą iš VŠI lėšų. Realiai iš tų pinigų, ką suaukoja žmonės, įmonės ir visa kita. Tai tos kelionės išlaidos. Daugiau nieko. Dažniausiai savanoriai dar ir savo pinigų nemažai išleidžia, pirkdami toj pačiai Ukrainos, yra toks epicentras, kaip pas mus senukai. Maždaug, aš iš savo čia dar 100 eurų nupirksiu kažką tai Ukrainos kariuomenį ten. Tai taip, daugiausia, ta prasme, kaip verbuoja, vilioja, tai vienas, galiu duoti keletą pavyzdžių, tai iš tikrųjų kiekvienas karinis dalinys, ligoninė arba seniūnija, savivaldybė nori turėti kuo daugiau ir kuo įvairių savanorių. Tiek iš Lietuvos, sakykime, draugų, rėmėjų, tiek iš Lietuvos, Britanijos ar pačios Lenkijos. Nes kuo tu daugiau turi rėmėjų, faktas, tuo tu geriau gyvensi, tu turėsi EcoFlow, turėsi benzopjūklus, automobilius ir padangas ir visa kita. Ir mes ne visą laiką išpildom jų poreikius. Nėra taip, kad, mums čia reikia dabar padangų arba ko. Jeigu mes neturim, mes sakom tiesiai šviesiai, sorry, mes dabar neturim. Ir jeigu turim 3, sakykime, panašius prašymus, kaip pavyzdys, reikalingi 3 mikroautobusai, mes patys sprendžiam vis dėlto, kam labiausiai reikia. Tai taip veikia visas dalykas, o kuo daugiau turi rėmėjų kiekvienas, sakykime, karys ar padalinys, tai jau čia priklauso nuo jo, kaip čia pasakyti, viešųjų ryšių nuo jo gebėjimų, kaip jisai sugeba tai padaryti. Karas domisi, kaip griežtai palyginti su taikos metu, karo metu vedama ginklų apskaita, kaip apskaitomi paprasti ginklai ir nauji trofėjiniai. Taip pat kaip ir dabar kariniuose daliniuose, tai yra ginklų priskirimas. Tikiuosi, į klausimą atsakysiu, galbūt vieną iš akcijų, kurią mes darėm, tai pirkom Ukrainoje ginklus kariniam daliniui. Ir iš pradžių buvo mintis pirkti ir užregistruoti ant žmogaus. Čia mes kalbam apie priešdroninius automatinius šautuvus, kuriuos mes pirkom. Tai kaip būtų medžioklinis lygiavamzdis, tik tai yra dėtuvė,
tie 12 kalibro šoviniai yra dėtuvėje, 10 šovinių. Ir nereikia pertaisinti, kaip su pompa po kiekvieno šūvio. Tiesiog kali ir viskas. Tai pirkome tokius 3 šautuvus. Iš pradžių galvojam, kad tiesiog žmonės pasistengsiu gal paprašiau. Ginklų parduotuvė, mes buvom tik mokėtojai. Tie, kurie turim sumą, sako, ginklų parduotuvė sako, už tą sumą mes galim duoti 3 šautuvus ir 350 šovinių, jeigu neklystu. Ką mes paskaičiavom, kad 50 pasitreniravimui, paskui po 100 ant kiekvieno šautuvo. Tai sako, jeigu kariai atsiunčia karinį savo pažymėjimą, mes apiforminam ant, sakykime, Miša, Andrėjus ir ten Dima. Tada pasitarę su vadais, priėjom tokios išvados, kad taip, tai galima, jokių problemų nėra, bet žmogus, jeigu praras, bus jo asmeninė atsakomybė ir jeigu perinės į kitą dalinį, jis išeis jau su ginklu. Ir finale mes pirkimą padarėm per gynybos ministeriją. Tai užtrukom ilgiau, 1 mėnesiu. Bet grubiai tariant, mes, nežinau, kaip Lietuvos kariuomenė, su Lietuvos kariuomenė taip gautųsi dabar, bet grubiai tariant, Ukrainos kariuomenė oficialiai ir tie ginklai buvo registruoti ant karinio dalinio į balansą ir tada jau priskirta žmogui, grubiai tariant. Tu turi savo automatinį šautuvą ar, sakykime, 15, ar koltas, kas yra iš esmės tas pats. Ir tau dar duoda antidroninį šautuvą. Tai čia su apskaita nieko naujo, kaip ir dabar Lietuvos kariuomeniai, su trofėjiniais. Kaip su tais ginklais, tai visi paimti ginklai pristatomi ginklininkui, arba jeigu pagal kariuomenę būtų S4 skyriaus ginklų specialistas, aprūpinimas, kuris sprendžia, ar šitie ginklai reikalingi ar nereikalingi daliniui. Jeigu nereikia, perduoda į, pavadinkim, Lietuvos masteliais, būtų logistikos valdyba. Ir logistikos valdyba, čia, sakykim taip, žuvusių rusų surinkti ginklai, ne, kai mes užimam pozicijas, įskaitant techniką. Tai karinis dalinys gali pasilikti savo, bet jis, ne vienas karinis dalinys nenori užsiversti nereikalingą arba, sakykime, perteklinę techniką, ginkluotę ir amuniciją, nes visą tai reikia paskui išlaikyti, remontuoti, prižiūrėti ir aptarnauti. Tai va taip. Vienas iš tokių pavyzdžių, tai juokais 214 batalionas sako, turim vieną perteklinį tanką, gal reikia. Sakau, ne, ačiū, nereikia, bet galiu paskambinti, paklausti, gal kam reikia. Tai va, tai tokie juokai. Tai visa tai eina į logistikos valdybą, ta perteklinė ginkluotė arba paimta, tai yra apiforminama su kiekvienu, netgi patekusiu į belaisvę rusų, visi dalykai, kurie nuo jo nuimami šalmas, visa kita, yra sukraunama ir išvežama. Niekas to nelaiko, nes bent jau tie kariniai daliniai, su kuriais mes dirbam, tai paminėsiu tą patį 214 batalionas, specialiosios paskirties šturmo. Jisai gauna visiškai naują ginkluotę, nekarto nenaudota. Dėtuvė su langais vadinamais, kuris mato, ar šovinių yra ar nėra. Tai šito klausimo Ukrainos kariuomenė nėra atsilikusi. Ir aišku, jinai yra didelė, kad žmonės, kurie turi supratimą apie kariuomenės dydį, tai neseniai buvo Ukrainos tankistų diena, tai neatsimenu, ar Sirskis ar kas, tai įvardino, čia jokios paslapties tikriausiai, neslėpė šito, kad vien tankų yra 100 batalionų. Šiuo metu Ukrainos kariuomenė. 100 batalionų. Tankų batalionų. Kiek tai bus vienetų tankų, tai čia jau kitas klausimas, bet kad tankų netrūksta, tai ką tik daviau tokį pavyzdį, kad mes turim vieno tankų per daug, gal kažkam reikia. Tai būtent užtrofėjintas iš rusų. Tai mūšio metu rusai metė, pabėgo, tai
tiesiog vikšrą uždėjo ir, jo Kiek nesunaikino. paplitęs yra įdėgymas vakarietiškų tankų avionikos, čia aišku aviacijos terminas, bet vis dėlto elektronikos vakarietiškais komponentais, kaip Tailso, pavyzdžiui, nors patys rusai Tailso deda pas savai, tai 70 metų. Kaip yra tankai perdaromi, užtrofėjinti, suvakarietinami? Kiek tai išplitę yra? Pasakysiu taip, kad rusiškos technikos Ukrainos kariuomenės, bent jau tie daliniai, su kuriais mes dirbam, stengiasi atsisakyti visiškai. Sakiau, tai stalės narės, matau, taip. Jo, nes tai yra prastai prižiūrėta, blogos būklės, nepatikima ir visais parametrais prastesnė negu vakarietiška technika. Viena iš situacijų buvo tokia, kai sėdėjo, o šarvuočių vairuotojų ir komandos, kas sudaro, reiškia, vadas, šaulys, bokštas, vairuotojas mechanikas. Sakau, jeigu jums NATO duotų tokią, galimybę pasirinkti, ką imtumėt iš kovinės technikos? Vienareikšmiškai Bredlis. Bredlis, jo. Vienareikšmiškai. Ant tiek gerai charakterizuoja. Tiek, sako, yra istorija jau dabartiniam Ukrainos kare, kai Bredlis ėjo prieš rusiškus BMP, prieš tankus, tiesiog pėstininkai šaudė įvairiais įmanomais, ten ir RPG, ir dronais, ir nieko. Tai Bredlis tarp ukrainiečių šitame kare užsitarnavo. Tai, Bredlis. Generolas Bredlis buvo. Bredlis, tegul ruskiai sako. Tai, Marius, klausiu tavęs, kadangi kažkada perėmiau snaiperį savo šaudimo ausinėmis, gal pamenat, tad įdomu, ar snaiperis kaip pozicija vis dar aktuali dabartinėme kare, ypač tokių dronų dominavimu? Labai. Tai snaiperiai kaip ir atgimsta, buvo lyg tai pritilę, kaip profesija, kaip ginklo rūšis. Tai jeigu konkrečiai mes remiam 3-ojo specialių operacijų pulko snaiperius, tai yra visas būrys, kurie aprūpinti čia, tegu neįsižeidžia NATO snaiperiai, kurie, mano žiniomis, aprūpinti tikrai geriau. Ir naudoja 3 kalibrus, tai 308 arba 762, 338, 8,6, jeigu pereiti iš colinės į milimetrinę sistemą. Ir toks kalibras, nesakau, kad NATO kariuomenė niekas neturi, bet aš negirdėjau, kad turėtų tai 357 kalibras, jeigu neklystu. Čia labai mažiukas. Kas? Mažiukas labai, ir aš nusišneku. 357? 338 yra 8,6. Taip. Okay. Tai milimetrais tai būtų... Pakarto skaičių coliais, kiek ten? 357. Tai čia būtų apie... Ta prasme, šovinys yra truputį mažesnis negu 50 kal. Truputį siauresnis ir truputį žemesnis. Sakykime, 11 kažkas tokio. Taip. Okay. Tai jie atsisakė, ta prasme, jie turėjo baretus. Kas yra 50 kalo. Taip. Bet šitie yra lengvesni, taiklesni ir atatranka mažesnė ir naudoja štai tokius. Tai, grubiai tariant, specialių operacijų pulko snaiperiai labai gerai apsiginklavę. Ir dabar snaiperis ir dronų kare. Pradžioje jie dirbo taip, kaip ir buvo mokyti, taip kaip vadovėliai, sako, kariniai talmudai ir doktrinos, tai gulėdavo ir laukdavo priešo tose vietose, kur, sakykime, badai matydavo reikalą. Karo metu paaiškėjo, kad vis dėlto tai yra tiesa ir kaip per Antrą pasaulinį, Vietnamo kare, Irake ir visur kitur. Deja, čia vadai tegul nesupyksta NATO, turiuomenį karininkai,
vadai neturi supratimo iš tikrųjų, kaip efektyviai panaudoti snaiperį. Ir jau pačių snaiperių darbas yra pasiūlyti, sakyti, žiūrėkit, mes jūs geriausiai galim paremti. Va. Taip, taip ir taip. Ir snaiperiai nesėdė apkasuose, neguli pozicijose, bet jie turi dronus. Įvairiausio dydžio, nuo mažų dronų, sakykime, pigių po 500 eurų, tokių kaip Mavikas 2 ten, ar Air 2, tokie paprastučiai po 500 eurų, iki tokių, kurie ten Mavikai 3, Mavikai 3T su naktiniam kamerom, dideli, kaip Matrica 3 arba 300. Ir juos naudoja priešai iš, kaip čia pasakyti, aš tai pavadinčiau medžioklį su varovais. Iš vienos pusės dronais pradeda vyti ir laukia, čia aišku, nenoriu atskleidinėti visos taktikos, ką Ukrainos snaiperiai naudoja, bet vienas iš tokių dalykų, apie kuriuos aš būčiau nepagalvojęs, kad tai gali būti ginklu, bet kai man pademonstravo, tai sakiau, išjungkit greičiau. Grubiai tariant, pačių ukrainiečių savanorių pagamintas degtukų dydžio dėžutė, kuriai montuotas labai galingas cypiantis aparatas. Ultragarso? Ir tas cypimas ant tiek įkyrus, kad tu negali jo kęsti. Aha. Tai su dronais jų primėto aplink gynybos pozicijas ir rusų kariai neapsikentę, lipa iš... Ant tiek užknisa. Ant tiek jis užknisa, suprantate, kad jie lipa, kad prišliaužti, prie jo paimti, kad jį išjungtų. Tai va, ir snaiperiai juos sėda. Tai pavadinkim čia tas masalas toks, va, tokio tipo masalas. Svirplys. Tai, aš kažkaip tai, kai man dabar čia mums jį išjungtų, tai arba turėtumėm bėgti iš patalpos, arba jį sudaužyti, kad jis neveiktų. Tai... Jis ausinai girdimas, tarsi, iki 20 000 hercų? Aš nežinau, kokiais ten, ta prasme, decibelai, kas ten... Ne, hercai ten turėtų. Decibelai irgi tarsi stiprumas. Bet užknisantis labai. Tai, bet tu jį girdi, ar tu jį jauti? Girdi. Reiškia iki 20 000. Taip. Ir ausis gali dengtis. Tai o ką, ausinės ką nepadeda? Ausinės nepadeda? Ne. Kaištukai šaudyklos? Aš nebandžiau su aktyviam. Ar aktyvės užslopintų. Bet mes puikiai žinom, kad rusai tokių neturi. Tai, nespec pajėgos. Tai tokie dalykai, kurie padeda snaiperiam, sakykime taip, medžioti. Klausyk, gali man tokių gauti keletą, nes pas mane yra keli kaimynai, kurių šunys loja. Galiu. Aš ten primėtus ir jau visi ten apkurs, ir šunys, ir šeimininkai. Galiu parvežti. Kažkaip net nepagalvoju. Nes jie jų turi daug, jie iš dronų primėto tiesiog ir viskas, ir laukia veiksmo. Tai rusai turėtų tą patį pradėti naudoti. Karas labai greit progresuoja. Tai dar vienas dalykas, kad iš mūsų remiamų snaiperių nė vienas nežuvo nuo pat paramos pradžios. Mes su jais susipažinom 22 rudenį ir po šiai dienai dirba puikiai. Ok, Sigi, pabaigai, ką nors pats gal norėtum išsakyti, statementą kokį? Ko aš nepaklausiu. Žmonėms noriu palinkėti ramybės, pasitikėjimo kariuomenę, pasitikėjimo kariuomenės vadu. Nepanikuoti, priimti tai kaip pamokas, tiesiog tą patį dronų užskridimą. Kaip, matai, mes pripratę prie karo ir kai kurie mano žodžiai, kaip pasakyti, man jie yra juokingi, bet žmonėm turbūt ne. Bet vienas iš tokių nevykusių mūsų, kai kurių atžvilgių nevykusių mūsų kelių, kad sakau, žiūrėk, kad aš išgirščiau šachedą, man reikėjo į Ukrainą nuvažiuoti. O čia kai kurie lietuviai Lietuvoje išgirdo, nereikėjo į Ukrainą važiuoti. Tai tiesiog savo šeimose reikia ramiai apgalvoti, ką darytumėm, jeigu būtų tas ne 2, o 100 užskridimas. Jeigu linkiu, kad to niekada nebūtų, bet jeigu taip atsitiks, kad pagalvokit su žmona, su vyrais, su vaikais, apsitarkit, ką darytumėt,
vieną dieną šachedas luptų į kaimynų namą, ar tai tiesiog nepanikuoti, viskas bus gerai, mes laimėsim bet kuriuo atveju. Tai labai gaila, kad vakarų pasaulis nenori, sakykime taip, sunaikinti Rusijos federacijos, nenori sunaikinti, nes, vėlgi akcentuosiu, mano asmeniniu supratimu, bijo žlugus Rusijos federacijai, kad nekontroliuojamai pasklis Taip naivu bijoti. Papirkai kiekvieną gavriką, nupirkai iš jo visus ginklus, jis laimingas. Tai yra praktika, kuri pasiteisino tiek Bosnijoje, tiek čia aš kalbu, kur aš buvau, tiek Irake, tiek Afganistane nusiginklavimo etapai, kai tiesiog kariai apvažiuoja per miestus skelbimų matomose vietose prikabino skelbimų, kur rašoma, atnešk pistoletą $50, atnešk automatą, gausi 150 ir tai va, pirmas toks etapas. Ir neša prieš lėktuvinius, atvaro ir šarvuotą techniką ir viskas. Ir ta visuomenė nusiginkluoja, tikrai netaupo tų sakykime, nekaupia tų ginklų. Čia, aišku, yra rizika, kad gali patekti fanatiko rankas kokią nors ten, žinai, uberduginisto, grinai fanatiko. Bet šiuo metu mes turim 140 milijonų fanatikų vienoj krūvoj ir viskas. Tačiau, be panikos viskas bus gerai. Mes laimėsim. Ačiū, Sigiai, ačiū jiems. Iki. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emūra. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.